Mokiniai visoje Lietuvoje pasakysime, kad nebenorime būti įkaitais šios politinės dramos tarp mokytojų ir valdžios. Neįsime streikuoti, nepyksime ant mokytojų, netgi netrankysime galvų į sieną. Tiesiog savo mintis išreikšime protesto akciją, kurios metu visi vienu metu eisime per perėją. Ir ne vieną, o daug kartų, nes to nedraudžia kelių eismo taisyklės. Taigi, principas paprastas. Mokiniai vienu metu išeina pasitūsinti į nustatytas perėjas. Vaikščiosim pirmin ir atgal daug kartų, taip užblokuodami eismo keliuose. Vaikščioti per perėją nedraudžia jokios taisyklės. Svarbiausia, neprovokuoti vairuotojų ir nekreipti dėmesio į jų provokacijas. Viską turėtų prižiūrėti policija. Daugiau informacijos ir kur tavo mieste vyks ši akcija, gali sužinoti užsukęs į Lietuvos mokinių parlamento tinklapį lmp.lt. Taigi, taip vaikščiosime tarp 4 ir 10 minučių, trumpam sustabdydami eismo keliuose. Svarbiausia taisyklių laikymasis ir visuomenės dėmesys. Kiekviename mieste ir miestelėje bus nustatytos tikslios perėjos, kur bus vykdoma ši protesto akcija. Mokytojų, mes su jumis. Jūs šaunuolis, nes kovojate už savo teisės ir geresnį gyvenimą. Tačiau kodėl aš turiu būti tas, kuris kentės dėl jūsų? Dieve, mes dėl keletą štukyčių kiekvienam mokytojui, kad neitų streikuoti. Mokinių savivaldos atstovai, nelikite abejingi. Suorganizuokite šią akciją savo mokykloje. Pasirinkite perėją, suorganizuokite žmonių grupę ir parodykim Lietuvai, kad tarp mūsų mokinių vyrauja vienybė. Vairuotojų, suprask, vardan kokių šviesių tikslų tau gali tekti palaukti 10 minučių. Gerbiami politikai, linkim jums ryžto, nes su mokytojais kenčia ir visa Lietuva, kuriai padėti buvo išrinkti. Ir būtent šiuo kritiniu metu jūsų ryžto mums reikia labiausiai. Prašau, vardan mokytojų, kurie savo visą gyvenimą atiduoda jaunimui, mokinių, kurie yra būsimi mokslininkai, sportininkai, verslininkai, poetai, vardan Lietuvos ateities. Išgirsk mus kovo 4 dieną, kai eisim per perėją. Suprask mūsų žinutę. Maironi, įkvėpk Lietuvą taikai. Brangus mokiniai, šiuo metu mes negalim numoti ranką į situaciją Lietuvoje. Neleiskime mūsų pavirsti įkaitais. Aš kovo 4 dieną, 15 valandą, vaikščiosiu per perėją, nes kaip ir mokytojai noriu, kad visi pamatytų, kokia ši problema yra opi. Kviečiu prisijungti ir tave. Jei šią žinutę perduosime vieningai, Sukursime vieną stiprų balsą, kuris bus išgirstas. Mums nepatinka būti įkaitais. Jei nepatinka ir tau, prisijung prie tūso. Susitiksime kovo 4 dieną, kai Lietuva pamatys, kad mokiniai gali vieningai išsakyti savo nuomonę.